Nuspręstas reikalas. Reikalas Viešpaties nuspręstas. Mes negalime nieko tau sakyti nei prieš, nei už. Pradžios 24 skyrius 50 eilutė. Sėdėdamas prie stalo, Eliezeras pirmiausia drąsiai dėsto, ką Viešpats daro jo gyvenime ir ko jis pats tikisi pasiekti atėjęs į šios namus. Viskas aišku, jokios klastos, jokių paslėptų ir neišsakytų minčių. Tada atsakomybė pereina namų šeimininkams, ką jie į tai atsakys. Gyvendami tikėjimu, turime ugdyti savyje tokią savybę, kalbėti tai, ką privalome kalbėti. Be abejo, jeigu visi sakys, ką galvoja, gali kilti daug sumaišties. Vienas nori vieno, o kitas nori priešingo. Dabar mes kalbame ne apie tai, ko norėtume, bet apie tai, ko suvokėme Dievas nori iš mūsų. Abraomo giminės akivaizdžiai neturi savo nuomonės. Jie sako, mes negalime nieko tau sakyti nei prieš, nei už. Jie nenori prieštarauti nei dėl Abraomo pasiūlytos vaikų santuokos, nei dėl Eliezero patyrimo. Manyčiau, kad jie tai pasakė, nes pamatė visą tai kaip galimybę, kurios laukia. Mūsų gyvenime būna panašių situacijų, kai reikia nuspręsti, ką daryti, kaip elgtis. Sprendimų laiko daug nėra, o pasekmes gali radikaliai pakeisti gyvenimą. Jie apsunkinti arba palengvinti, pradžiuginti. Tokiais atvejais dauguma ieško išmintingo patarimo. Klausė panašioje situacijoje buvusio žmogaus patarimo. Tokiu metu labai svarbu, kuo tiki ir kaip pasitiki savo tikėjimu. Jėzus taip darydavo kviesdama žmones juos sekti. Muitininkui Matui jis pasakė, sek paskui mane. Matas turėjo labai mažai laiko svarstymams, tačiau rizikuodamas savo pragyvenimo gerovę jis pakilo. Paliko muitinės postą ir nusekė paskui Jėzų. Berniukui, kuris buvo atėjęs paklausyti pamokymų, Jėzus pasakė, duok man savo pietus. Vaikas turėjo nuspręsti, ar rizikuos likti alkanas. Labai retai pasitaiko, kad priimti sprendimui visiškai neturėtume laiko. Sėdint prie stalo, laiko žinoma yra pakankamai, galima kalbėtis, tartis, svarstyti, prieštarauti, pritarti, bet to sprendimas tada remiasi į jau esamą santykį, o ne į visišką nežinią. Atrodo, kad Labanas ir Betuelis, nors ir jausdami riziką, tačiau gana nesunkiai pasako, reikalas Viešpaties nuspręstas. Ar yra mūsų gyvenime dalykų, apie kuriuos galėtum pasakyti, reikalas Viešpaties nuspręstas? Nežinau, kaip jaučiatės jūs, tačiau mane labai vargina, kai žmonės persigalvoja ir keičia planus. Vieną dieną reikalas nuspręstas, o kitą reikalai pasikeitė. Žinau, jog tai vargina ne tik mane, bet ir Dievą. Jis įsipareigojo būti mums ištikimas ir rūpintis mumis. Jis apie mūsų reikalus pasakė, tai yra mano nuspręsta. To galite iš manęs tikėtis, o aš irgi iš jūsų tikiuosi kai kurių dalykų. Dievas nusprendė sutikti tave maldoje, nusprendė tau kalbėti, kai skaitysi jo žodį, nusprendė duoti atlygį už tarnavimą, nusprendė suteikti gerus santykius, kai apsispręsi būti bendruomenėje, nusprendė užauginti tave žmogumi pagal Kristaus pavyzdį, nes esi be galo svarbus. Tačiau po Viešpaties sprendimo laukia klausimas, o ką tu nusprendei? Eliezeras, Betuelis ir Labanas Viešpaties nuspręstą reikalą ėmė ir įvykdė prie stalo, suplanavo vestuves. Jeigu nusprendei susitikti su žmogumi, pasakei, jog padėsi tam tikroje tarnystėje ir žinai, jog tai teisinga, tai ir laikykis savo įsipareigojimų. Būk apsisprendęs,
kuris neieško įdomesnio pasiūlymo vakarui, savaitgaliui, atostogoms, ar kuris negyvena paisydamas oro ar kitų pasiūlymų. Būk apsisprendęs dalyvauti reikaluose, į kuriuos tave pakvietė Viešpats. Kokių dalykų yra tavo gyvenime, apie kuriuos sakytum, reikalas Viešpaties nuspręstas? Klausimas apmąstymui. Ar yra mano gyvenimo dalykų, apie kuriuos galėčiau pasakyti, reikalas Viešpaties nuspręstas? Malda. Viešpatie, padėk man būti žmogumi, pasiryžusiu gyvenime daryti tai, kas tavo yra nuspręsta, o ne ieškoti kitų išeičių ir kitų veiklų.